Kylame į viršų šiek tiek, dabar pabandysim pažiūrėti, kur mes čia galim užsilipti. Bet iš tiesų labai aukštėdėjantiem žmogui labai saugiai yra. Aukštė? Ir daugiau žmonių. Nu, toks jaukumo biški vis tiek, atrodo daugiau žmonių vis tiek maloniau. Renatos bortas gerokai žemiau. Taip, nu tai sportiniai jie tokie. Nu taip. Aibeldis tai gerai. Nu jo, su juo gerai pasidarė. Gerai, čia toks kitokia patirtis. Nu, lopas miško išvokto. Iškirto truputėlį. O gargždai matosi va. Šitas jo. Tai net jau kairiau gargždai jau. Ten jau leidžiasi. Nu va, ir minės slėnis matot, kaip gražiai. Vienas į ten nusileidė. 400 metrų virš jūros lygio. ...32 kilometrai per valandą. Pagreitėjom? Aukštai pakilo. Aukščiau pakilo. Greitis. Kaip ausis. Biškai truputį. Bet gera. Įsivaizduok, kažkada čia buvo tokia upė. Jeigu tokia stora vaga. Taip. O kas liko? Bet gražu labai. Nu, labai gražu. 163 laipsniai padėtų, šiek tiek nusimatom, man irgi nebaisy, bet koks vingis dažniau. Bet iš daug. Alio, tu susikrovėt viską? Ar ne? Alio? Alio? Reikia tato su Džonu. Džoni, tiesiog. Jis dabar suakmenėjęs. Džoni. Ir šitą puikiai šeimyną, atsisukit. Klauso. Alio? Jo, išeik ir išeik. Vidai, nesusuk. Ką? Nu prašau, šeimina, prašau. Ai, palauk, čia filmuoja. Tai lauk, ar jau viskas? Ar filmuoja? Gerai. Gal iš naujo. Ten kažką degins valačių soduose. Jau? Все. Ten tas plynas laukas yra šitų slidininkų trasa. Ko gero ten tas? Dabar išilgai skrenda. Kur? Bet ten iškustas lopas. Čia slidininkų trasa. O tai Rudaičių kur? A Rudaičių tenais toliau? Dar toliau? Matai, irklų nėra, tai lėtai plaukia. Tai Rudaičių trasos nebėra. Jo, ten soduose kažkas užsikūrė lauželį. Nu, matau, jūsų šitas dramatiškas pakilimas neišgąsdino. Oi, ne! Olimpinė ramybė. O čia skaitosi dramatiškai? Ne, nu aš tai pajuokavau. Tiek vėjuotų. Bet geriau buvo, kai mes su Renatu tada nuskridome
Nuo Jono kalnelio iki... Porą kilometrų, bet visą valandą. Šitas Ir kabojame. šitoks oras Ir yra kabojame. pavojingesnis kartais, kai Nu, taip. kabė virš miesto visų nulinį. Prognozė vėjas prieš saulės laidą, kai mes leisimės už 40-45 minučių, turi visiškai nurimti. Jeigu taip neatsitiktų, tai tada mus šiek tiek vers į šoną ir temps, kaip aš jums pasakau, bet kokiu atveju tą procedūrą atsisukimą nugarą, pritupimą ir įsikibimą priekį paprašysiu laikyti. Tik dabar, aišku, einam pasižiūrėti, mes dabar paskirsim aukštai šiek tiek Pasakoti, kaip iš tikrųjų bus, ne? pasivysim kolegas dabar. Ir paskui pažemėsim ir tada pasižiūrėsim, kaip jau prie žemės kokia situacija yra, nes vėjas pradeda rimti iš apačios, tai pradeda dinginėti, reiškia. Tai dabar mes skrendam aukštai didelį greitį, kad prisivyt šiek tiek balioną, pažiūrėjau, kad jie įsikita kažkodėl, todėl čia pasibaigė užduotis varžybinė, taip? Stovim viešai? Nesu tikras. Na, negaliu pasakyti, 28 km per valandą, jeigu jūs mašina važiuotumėt ir galvą iškištumėt, visai smagiai pūstų. Tiesiog mūsų rautas neša. Jūs pajausit pasikeitimą vėjo.